Remigijus Morkevičius. Aš esu kovotojas Remigijus Morkevičius. Nemėgstu girtis, nežinau, paprastas toks. Nežinau, žinot. Dar biški neapsipratęs prie tų kamerų gal. Mano sporte aš manau, kad visą laiką pagrindas yra darbas su savimi. Ten priešininkas tai yra tik tai darbo rezultatas pačiam gale jau jisai tenais kažkur. O lygiai to yra treniruotės, taip ir šitam sporte. Labai buvo sunku išaiškinti, kas tai yra lėčiau. Kol visos trenerės susėdom ir nusprendėm, kad reikia pasakyti ne tik, kad lėčiau, bet dvigubai lėčiau, trigubai lėčiau, negu tau norisi daryti. Trenerė reikalauja tikslumo, stabilumo, ten technikos, tai saugumo, tai kažkaip labai daug protinio darbo, visai kiti raumenys, reikia perinstaliuoti savo programą kažkaip. Per daug už tai, kad netikojas. Tu ten, kai nuo 3 darai, taigi pats tiesies. O čia tu tiesies kojų. Ne, man ant kojų neįdomu, jam reikia versti saltą, paskui pasirodo rankos vietoje atgal sukasi pirmin, tuomet jau nelabai suprantu, tai aš tuomet einu padarysiu, ką nori, tai padaryk, ką nori, tai spėjom pagauti, kad nuo bortelio nepadarytų to, ką nori, ten į balkoną neatsitrenktų. Aš labai sunkiai pasiduodu treniravimui toksai. Man, kai liepimo forma kažką pasako, man sunkiai gaunasi, padaryk tą ir tą, aš ten pamirštu tą koncentraciją, taip, Pasiryžimas didžiulis, galimybės didžiulis, kol atsitiko tokia nesėkmė, kad nesėkmingai nusileido į vandenį ir, kaip jisai pats pavadino, gavo knockdowną į vandenį. Tie, kad laikė smūgių, sako, ai čia vanduo, tai žinot, ką reiškia vanduo. Vanduo taip neleidžia daryti nesąmonį, jau tiksliai turi viską padaryti, nes kažkokiu, nors biški kojas užmesi ar kažką padarysi netaisyklingai, gali susitraumuoti. Tuomet jau suprato, kad šuoliai nėra taip paprasta kaip boksas ar tai, nežinau, kita sporto šaka. Ir susirūpina tiek savo sveikata, tiek savo pojūčiais. Ir dirba labai daug ir nuoširdžiai, bet labai atsargiai. Noriu išmokti šuolių, noriu padaryti, noriu viską gerai, aišku, man nepatinka kažkur silpnai pasirodyti. Noriu naują dalyką, žinot, viską sugerinėju dabar kaip kempinė ir paskui pažiūrėsiu, ko esu vertas.